Sveiki, šiandien kalbėsiu, kaip pašventinti savo namus ir jeigu norite, kad jūsų namuose nebūtų nelaimių, būtų harmonija ir panašiai, tai svarbu pašventinti savo namus. Bet prieš šventinant reikia pašalinti visus demoniškus daiktus iš namų. Demoniškas daiktas skamba baisiai, bet čia gali būti ir Hario Poterio filmas, tokie nekalti daikteliai. Tad po šio filmuko pažiūrėkite ir mano YouTube kanale yra demoniški daiktai video YouTube klipas, kur sužinosite, kokie daiktai atitinka demoniškų daiktų kategoriją. O dabar kaip šventinti namus. Tai negalima naudoti kryžiaus simboliaus patepant namus, nes dažniausiai, kai patepa duris ar langus, tai daro kryžiaus ženklą tikintieji, bet tai nėra bibliškai. Reikia naudoti dalet ženklą, išėjimo knyga tiesiog ilga, nebūtinai ilga, bet tiesiog linija. Nereikia daryti kryžiaus ženklo svarbiausia, nes kryžiaus ženklas yra mirties ženklas, asocijuojasi su mirtimi ir gali atnešti daugiau bėdos negu naudos. Biblijoje išėjimo knygoje 11:12, kuomet izraelitai bandė apsisaugoti nuo egiptiečiam liejamos Dievo rūstybės, buvo parašyta: apšlakstykite dubenyje esančių kraujų durų sąramą ir abi staktas. Taigi reikia šias vietas patepti alyvuogių aliejumi, nes Biblijoje buvo naudojamas šis aliejus. Aš jeigu atvirai tai nedraugauju su lietuvių kalba, tai žodžiu reikia abi durų šonus ir durų viršų, man tas sąramas taktas tai sudėtingi žodžiai, bet reikia, iš anglų kalbos lengviau buvo suprasti, tai reikia durų šonus ir durų viršų patepti su alyvuogių aliejumi, tokią liniją padaryti. Ir neužilgo pasakysiu, ką reikia sakyti ir kaip pašventinti aliejų. Bet svarbiausia, nenaudokite jokio kryžiaus ženklo. Ir man Dievas pamokė, kad negalima dėvėti netgi kryžiuko ant kaklo ar pakabinti mašinoje kryžiaus negalima, ką labai daug krikščionių klaidingai daro, nes tai gali atnešti nelaimę iš tikrųjų. Atsiprašau, kad kartojos, bet kryžiaus ženklas yra mirties, gali asocijuoti su mirtimi ir netgi kryžiaus ženklas turi pagonišką šaknis. Taip pat, jeigu pasidomėtumėte, įveskite į Google cross has pagan roots. Tai vien žodžiu, mūsų duris ir langai turi būti žymiami dalet ženklų, tiesiog linija. Ir geriausia patepti duris, langus ir veidrodžius. Veidrodžiai taip pat yra įėjimo portalas blogio jėgom ir reikia patepti su alyvuogių aliejumi. Kaip jau sakiau, jis buvo naudojamas ne kartą Biblijoje įvairiem tikslam ir jį reikia, kaip pašventinti tą aliejų, dabar pasakysiu. Reikia pasakyti maldą Jėzaus, tiesiog pasakyti laiminu šį aliejų Jėzaus Kristaus vardu ir krauju, paprašykite Jėzaus Kristaus, kad palaimintų šį patepimo aliejų. Tuomet patepkite duris pirštu ir prašykite Dievo ir Jėzaus, kad apsaugotų jūsų namus nuo visokio blogio. Vartokite pašlakstau Jėzaus Kristaus krauju frazę, nes kraujas turi didžiulę galę Jėzaus Kristaus. Taip pat, kuomet tepate, sakykite, aš pašventinu tai Jėzaus Kristaus vardu. Ir vien žodžiai nėra nustatytos kalbos, kad būtinai turi kalbėti taip ir taip. Tiesiog aš, pavyzdžiui, esu labai neiškalbingas, tai jūs gal dar geriau pakalbėsit nei aš, bet svarbiausia vartoti Jėzaus Kristaus vardą ir netrukus pasakysiu kodėl. Ir Jėzaus Kristaus krauju dar būtų gera idėja pasakyti. Pašventinti, mano nuomonė, reikėtų tik Jėzaus Kristaus vardu, nes Biblija rašo: ir visą, ką tik darytumėt žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Čia Kolosiečiam 3:17. Ir ankstyvoji bažnyčia, Jėzaus apaštalai viską, ir demonų išvarinėjimą, ir krikštą, viską darė Jėzaus Kristaus vardu. Čia iki 2 amžiaus buvo, kuomet nenustepčiau, katalikai prigalvojo krikštyti trejybės vardu. Taigi ankstyvoji bažnyčia ir Jėzaus apaštalai viską darė Jėzaus Kristaus vardu. Tad mano nuomonė, mes turėtumėm naudoti Jėzaus vardą. Jėzaus vardą turi didžiulę galę ir tai parašyta Biblijoje. Biblijoje parašyta: ir niekam nėra
ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėm po dangumi kito vardo, kurio turime būti išgelbėti. Jo, ir sekantį video darysiu apie krikštą, nes irgi krikštas dažniausiai krikštėja trejybės vardu, bet tai buvo išgalvota 2 amžiuje. Iki tol, kaip jau sakiau, ankstyvoji bažnyčia Jėzaus apaštalai krikštijo tik Jėzaus Kristaus vardu ir tai buvo teisingesnis krikštas. Ačiū, kad klausėt, prašau palaikinkit ir subscribinkit ir apsilankykit mano YouTube kanale, kur daug medžiagos apie dabartinius ir būsimus laikus. Ačiū, kad klausėt, iki. Ir dar atsiprašau, pamiršau paminėti, kad kuomet šventinat savo aliejų, reikia jį laikyti rankoje.